Labadiena. Labas vakaras. Visi prie Atliekų kultūros paskyros prisijungia. Agnė sveika, gyva ir aš tiesiog esu be galo laiminga. Jau sakiau ir dar pasakysiu, kad šiandien turiu viešinę, kuri, manau, ne tik tai šią valandą ar trumpiau bus čia ir kalbėsim apie vaikų daiktus, bet ir vaikų daiktai gyvena namuose, vadinasi, yra aktualu, yra įvairių patirčių susijusių su drabužiais ir žaislais. Taip, o šiandien drabužių ir žaislų turėsime čia visai nemažai, tikiuosi, nemažai pavyks jų jums ir išdalinti. Nepradėjau nuo šito, iš tikrųjų norėjau pradėti nuo šito, ką tik dėkui atkeliavo, pasižiūrėkit kokios ausis. Ir jums keliaus šitos ausis, jeigu tik tai to panorėsit, pritraukiu šiek tiek dar ir atgal. Tai va, tai šiandien Žemės diena. Taip, žinau. Mūsų mainų tema yra vaikams skirti daiktai, o jūs, kadangi Agnė iš turizmo srities, ir jūs ir tu, leiskit man šiandien visaip leidžiu taip pat, tai lengva ta žemė mūsų, kurios dieną minim šiandien apkeliauti su vaikais. Man lengva, kadangi turbūt jau sūnus gimė su to turisto genu. Nes mama daug keliavo kartu su tėčiu iki gimimo, tai ir sūnus toks keliauninkas. Jeigu namuose dar būna kažkokių pazirzimų, tai kelionėse viskas dingsta. Ir kelionės turbūt yra tas dalykas, kuris labai gerai parodo, kiek mums reikia nedaug daiktų. Tikrai, jeigu norim gyventi patogiai, tai kiek reikia daiktų keliaujant? Kiek telpa vieną lagaminą? Man užtenka vienos kuprinės ir užtenka ilgam laikui. Iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau tobulėjau. Kai keliavom tik su vyru, esam keliavę 2 mėnesius su viena kuprinė, 10 kg. O kai gimė vaikas, keliavom su vienu lagaminu, 10 kg. Tai pasirodo, kad tobulėja šioje srityje ir daiktų reikia vis mažiau, nors žmonių daugiau. Bet jeigu ne daiktai, tie, kurių nereikia kitiems, tai mes ir nebūtumėm galbūt, arba vėliau kažkada būtumėm susitikę, nes būtent dėkui vardas mus abi ir suvedė. Taip. Ir dar pasakysiu žiūrovams dar tą trumpą priešistorę, kad ir įvairūs mainai, kurie pernai buvo, iš tikrųjų, Agnė ne kiekvienuose dalyvauja, bet karts nuo karto, kaip gurmanė pajutusi, kas įdomiau, aktualiau, sudalyvauja ir virtualius, yra išbandžiusi kaip ir jūs kitapus ekrano, tas yra smagu. Ir dabar, kad neužsišnekėtumėm pirmiau, o ir daug neliktų neišdalinta daiktų, tai gal pradėkim nuo štai tokio šuniuko. Taip, kalbantis meškinas, žinau, pažįstu, turėjom savo namuose. Ir jisai, žinokit, kalba lietuviškai, bet kokia yra įdomybė. Tai šitas šuniukas bus jūsų, jeigu jūs jo panorėsite ir turite kam skirti. O dabar, Agne, paklausiu, jeigu jūs turėjote tokį šuniuką, tai ar reikia turėti tokį daiktą namuose? Ar jisai pravertė jums, ar džiugino? Galiu pasakyti, mano sūnaus nedžiugino, bet jis mano sūnus iškeliavo pas pusseserę mergytę ir mergytę labai džiugina iki šiol. Mama dėkoja, sako, tai yra mėgstamiausias jo žaislas. Tai turbūt priklauso nuo vaikų. Sakyčiau, taip. Juokėsi šuniukas. Tikrai priklauso nuo vaikų, nors aš pati irgi pasidalinsiu savo istoriją, kai aš pamačiau tą kalbantį šuniuką prieš 12 metų, Maksimoj, kainavo dar litais buvo 130 litų. Ir aš galvoju, o Dieve, tai yra auklė vaikui. Užteks šitą šuniuką paduoti. Taip, aš tiesiog tada, artėjo dukters gimtadienis, gal buvo 3 dienos likusios ir dar kažkaip buvau tokia palankesnė visokių pirkinių klausimų. Ir sakau, vyrui radau tai, kas mums čia labai pravers ir tą šuniuką nupirkom gimtadienio progą. Oho, bet kažkaip dukra džiaugiasi mažiau negu aš. Tai žodžiu, bet jeigu jūsų istorija kita, greičiausiai šitas šuniukas irgi dėl tos priežasties atkeliavo, kad kažką padžiugino, arba mamą, arba vaikelį, ir dabar čia ir jis kalba, ir rankytė, ir muzika, ir viskas. Jeigu jums jisai aktualus, rašykite numerį 44, šiandien irgi su numeriais, man atrodo, bus visokių smagybių, tai žodžiu, šitas šuniukas. Nežinau, kiek eurais jis naujas kainuoja, bet antriniai rinkoje... Apie 30 eurų kainuoja. Apie 35.
taip. Kažkokie paraleliniai pasauliai, apie litus, apie eurus verčiam, lyg tai būtų pokytis vakar. Bet manęs nebestebina turbūt, nes žaislai iš tiesų, jie nėra pigus. Žaislai tikrai nėra pigus ir ypač aktualūs, o šitas aktualus tuo, kad ir sakau lietuviškas, nes jų būna visokiam kalbom, tai rašykim 44, noriu pasiklausti merginos už kadro, gal jau kartais yra ir rezervuotas šitas žaisliukas, tai jeigu jis rezervuotas, tai iš karto pasakau ir jums, ir kitiems, kokios yra atsimimo sąlygos, tai kviesim jūs šeštadienį tarp 12 ir 2 valandos atkeliauti į Klaipėdos gatvę 2 Vilniuje ir atsimti jums rezervuotą daiktelį iš karto, arba jeigu negalėsite atkeliauti, tai tada parašykite žinutę, sutarsim dėl išsiuntimo jums paštomatu, apmokėjus siuntimo etiketę ir tai reikėtų padaryti iki šeštadienio tą susitarimą, nes kitaip labai pasimeta daikteliai, ta prasme, kad nėra čia taip lengva visiems išdalinti, bet mes tikrai pasistengsim ir dabar matau kitas grožis. Tylinčios, bet labai gražiai klapsinčios šlepytės. Varlytės čia taip. Krokodiliukai gal visi sakyčiau. Kur krokodilų galima pasižiūrėti keliaujant? Floridai. Floridoj. Tai žodžiu, jeigu nesiruošėte Floridą, bet norėtumėte jaustis kaip Floridoj, tai siūlom šitas šlepetes. Aš dabar galvoju, yra dydis numatytas. Šlepetė šiek tiek matosi, kaip yra dėvėtos ir mylėtos. Ar jeigu va tokias išsirinktumėt, skalbtumėt, ar kažkaip kitaip valytumėt? Greičiausiai skalbčiau. Į skalbyklę? Skalbčiau, taip. Tai va, tai žodžiu, patarimas yra skalbti, rekomendacija gamintojo, aš nematau, kokia čia yra, galima pažiūrėti, o dėl dydžio, aš dabar žiūriu, mes turim centimetrinę juostelę. Jau, žinokit, iki metų pabaigos ištobulėsim, tai čia viską pamatuosim ir taip toliau. Tai viskas po ranka bus, atsimenu, pirmą transliaciją nebuvo po ranka tas juostelis, tai yra 25 centimetrai yra pėdelės ilgis. Apie 38. Tai žodžiu, griebkit kokius batukus, kurie yra šalia arba savo vaikelio pėdą, pamatuokit. Turbūt bus apie 38, gal 37, aišku, 36 galėtų labai šauniai klepsėti, jais įsispyrus, bet jau 40 dydžio kojos nesiūlyčiau kišti. 34 numeris yra skirtas šitom šlepetėm. Rodo ir iš vienos, ir iš kitos. Dar su skaičiais turim reikalų. Bet žodžiu, 34 ir šitos šlepetės bus jums. Labai žaismingai pradedam šitos dalinimus, visi daiktai yra dovanojami ir tie vieni tų daiktų yra knygos. Tarp kitko, pirmą sykį pabandėm šiandien įkelti dar prieš transliaciją į komentarą pasižiūrėti, tai ar verta įkelti nuotraukų, kas laukia ar ne, kaip... Man padėjo. Man padėjo, kad žinočiau, ko tikėtis. Ir smagu, kad Agnė iš karto sureagavo į komentarą, atsakydama jį. Aš noriu pagirti jūsų naują bandymą atiduoti daiktus urmu. Tiksliau maišais, kaip jūs pasisakė. Man tai yra labiausiai pasiteisinęs būdas. Kaip įdomu, bet dabar nepameskim minties su knygom. Jeigu jaučiat, kad jums reikalinga, bet būtinai grįžkim prie tos maišų temos, nes man įdomi labai yra knyga apie kūdikio žindymą. Nepakeičiamas kaip motinos meilė, vadinasi, šita knyga. Jeigu jums ji aktuali, tai rezervuokite šią knygą. Numerėlis yra 16, bet štai numerėlis 16 ir jeigu jums jį neaktuali, bet žinot, kam aktualu yra, tai kvieskit būtinai iš karto, dabar parašykit žinutę bičiuliai arba bičiuliui, nesvarbu, ir pakvieskit įsijungti transliaciją, nes jeigu nežiūrėsit, tai ir nerodysim tada. Labai reikia motivacija, žinot, su tokiom idėjom. Ir komplimentų reikia. Ir komplimentų reikia, tai rašykit komentarus, komentuokit, dalinkite su kitais, visiems tų daiktų užteks, o jeigu šiandien neužteks. Pirmieji 5 gyvenimo metai. Tarp kitko, va šitą ir skaičiau, augindama savo vaikučius, nors ir nėra iš mūsų lentynos, kažkam iškeliavo anksčiau šiek tiek. Vertėjo perskaityti. Kažkaip buvo tokia parankinė knyga, sakyčiau, atsiverti, tie 1 metai, 2 metai, žiūri, kas čia per tuos pirmosius metus, kokios čia lygos. Tokia buvo pažingsninė knyga, tik jau į pabaigą kažkaip 1 metus ir 2 gana taip aktyviai skaičiau, o paskui jau taip, kaip sakant, iš eigos. Vis mažiau aktualumo. Pasitikslint. Tai norėjau pasakyti, kad jeigu šiandien kartais nerastumėt šitoj transliacijai, kas jums yra aktualu,
tai jūs nepameskit vilties, nes rytoj visose stotelėse dėkui. Jų yra 16 Vilniaus apskrity, tokių stabilių, didelių stotelių. Tai važiuokit ten ir dalyvaukit ir raskit. Taip pat žiūrėkit stotelė dėkui.lt 16 ir 20. Taip. Aš norėčiau iš karto pereiti prie šito, nes mano vaikui turbūt nuo 6 mėnesių iki turbūt kokie 1,5. Šis daiktas buvo vienas mylimiausių. Čia yra veiklos kubas, čia yra ir laikrodukas, ir gali žaisti su bitutėm, ir prakištukai yra, ir visa kita. Tai, ir tie prakištukai čia yra viduje, įsikiša ir dar, žodžiu, va, toks kompaktiškas reikalas susidaro. Tai čia bent kokie 20 minučių ramybės tikrai garantuodavo šis žaislas ir buvo vienas iš tų, kur ilgai naudojom, kadangi dar medinis, tai ir mama labai mėgo, nes kažkaip atrodo, norisi, kad vaikas liestųsi prie natūralių paviršių, ne prie plastiko ir to labiau prie to, kur ten šaukia rėkia, tai čia kiniški žaislai. Kur, žodžiu, paspaudė ir tada vaikui gal ir linksma, arba jis nesupranta, kas su juo vyksta, bet tėvams tai galvo šausmas. Taip, ir yra svetainė vartotojų teisių, dabar aš tik tai vėlgi nepasakysiu, tiksliai nepasirašiau, iš kalbos išėjo, bet yra svetainė, kur yra nurodyta, kokie žaislai yra pavojingi, nustatyti yra skelbiami visi, bet vėlgi, kai aš pasižiūrėjau, galvoju, ir tas žaislas matytas kažkur dalyvaujant, ir tas matytas, o jų yra nerekomenduojama tiekti rinką, tik tai neleidžiama tiekti rinką, bet vis tiek į tą rinką pakliūva vienais ar kitais būdais. Ir pagalvojau, kaip galima apsigauti. Ir apsigauti, ir tiesiog tame nežinojime paskęsti savam. Tai 46 numeris, štai toksai veiklos kubas, matosi, kad ir mylėtas, ir kitas dar tikrai žais puikios būklės. Aš manau, kad čia ir 2 ir 3 dar rankos atlaikys, rankutės atlaikys. Ar rezervuotas jau yra šitas žaisliukas? Jau rezervuotas. Net nebejoju. Tai greitumas, nespėjai pasakyti, bet ačiū visiems, kas rezervuojat ir aktyviai dalyvauja. Tikiuosi atkeliausit ir sėkmingai pasimsit. O dabar, kad jau prabilome apie maišus, tai su tais maišais yra taip, kad aš prisipažinsiu, nesu nei vienuose maišų dalinimuose dalyvavusi, tik tai labai asmeninėse, kai tokia bičiulė sako, važiuok, čia yra maišas, išaugta, viskas, kas tiks, žodžiu, pasinaudokit, kas netiks, kam nors atiduokit. Surūšiuokit, aš taip linkiu. Kas tiks, panaudokit, kas netiks, surūšiuokit. Mano vienintelis prašymas. Bet o surūšiuokit, tai kaip surūšiuoti? Į tekstilės bent konteinerį būtų prioritetas, o ne tiesiog į bendrą. Tuo labiau, kai jau dabar yra apstu. O tekia yra taip susidurti, kad kažkaip tikrai į bendrą, tai reiškia į mišrių porūšiavimų likusių atliekų šiukšliadėžių. Tekia iš nuogirdų. Aš draugės kaip vis bandau užvesti į kelią, sako, prie mano namų nėra, tai aš metu į bendrą. Mane nužudytų, žinokit, šitą. Kaip strėlė, kokie tokie žodžiai atrodo pasileidžia iš širdį. Tada kitas dalykas, kad to nedarytų. Aišku, čia jeigu tie rūbeliai tokie prastesnės, bet jeigu geros yra kokybės, aš visą sakiau ir sakysiu, kad tu tiesiog jį padovanok per internetą, Facebooko grupės Vinted ir jį tikrai paims tau nuo durų ir dar padėkos ir gal dar net kas yra nebūtina ir kokį skanėstą atneš iš to dėkingumo. Ir žodžiu, ir tavo namai liks tvarkingi, ir žmogus laimingas, ir tie daiktai ne kažkur šiukšliadėžėje mėtysis, o nukeliaus. Taip, ir čia svarbu ir tas, kaip sakant, išrūšiavimas, jisai ar vienu metu ar kitu įvyks. Tai va tas, kai tu pats prarūšiuoji, sakykime, tai irgi svarbu, kad nemestum prie bendrų atliekų, dėl to, kad, turi tiesiog, tam yra tekstilės konteineriai, tikrai visi gali mesti į tekstilės konteinerius ir netobulos būklės drabužius ir netgi, pavyzdžiui, namuose sudilusios kojinės, teiravausi Ekoservis tekstilės rūšiavimo centre ir jos irgi taip pat gali keliauti. Kojinės, tai suprantu, kad galima mesti, o tarkim, nešvarus virtuvės rankšluostis, jį galima mesti? Į šį klausimą, jeigu Agne nepamiršit, atsakysiu po to, kai padovanosim vieną maišą jums, nes čia mes daug kalbų, bus mažai darbų. Tai dabar šitame maiše, jisai taip ir atkeliavo, tai vat visą maišą jį be jokios atrankos ir padovanosim, čia tiesiog pasakau ir prieki, tie maišai, kuriuos turim, jie taip iš pirmo žvilgsnio atrodo
kaip sakant, atsakingai sudėti. Tai va, pavyzdžiui, štai yra toks mažytis rubeliukas, pakedenam. Mažytis rubeliukas 56 dydžio, vadinasi, naujagimiai. Štai šis rubelis. Tada va tokia super miela geburytė, minkštutėlė, yra Lanos Vilnos. Tada dar yra štai tokia kepurytė ir tokia glaustinukė, šiaip 18 mėnesių, tai jau čia su tokiu perspektyvai į priekį. Bet vaikučiai skirtingai auga. Skirtingai auga. Tada dar turim čia suknytę, tokią tunikėlę, tai kaip ir į mergaitės garderobą tai panašu. Vat ir prie tos kepurėlės dar toks minkštukas, apsiaustėlis. Ir čia dar kepuryčių. Sausyta. Ir tie rubeliai naujagimiam, tai irgi ką pastebėjau iš Dėkui galerijos patirties, tai jie būna tikrai dažnai nenešioti, greičiausiai nupirkti, gauti dovanų ir taip ir būna nespėja vaikelis jų, nespėja į to vaikelio prengt. Štai koksai. Irgi naujutėlis, vilnoniai, 62 dydis. Čia 0,3 mėnesiai. Turbūt reikia pabrėžti, kad mergaitiški daugiau, nes spalvos tokios rožinės, bet labai geros būklės, tikrai su meilė supakuoti. Tai va, tai šitas maišas, nėra dėmių, nėra kažkokių tokių apipilimų, atpilimų. Jeigu jums aktualu, arba žinot, kam aktualu, čia dar yra svarbiau net jeigu jums, o jūs žinot, kam aktualu, tai tuomet numeris. Žiūrim, koks numeris. Traukiam iš burtų šito. Ką sugalvojau? Antras numeris. Kitam kartui gal pavyks. Žodžiu, antras numeris ir jums atiteks visas šitas maišas. Va, taip. Ir Agne, klausimas. Ar yra tekę maišų nusivilti? Pavyzdžiui, kur nors maišą, ar esat priėmus maišą, taip paklausiu. Esu. Ir ar teko, kad taip galvot, o velnes, labą dieną. Neteko. O gal į kitą pusę teko pasidžiaugti, galvot, o aš ten nieko nesitikėjau, o čia ir tas. Visada apsidžiaugiu dėl to, kad vaikai greitai auga ir tas ir yra liūdniausia, kad tų drabužių iš tiesų, net jeigu sąmoningai stengiasi tą spintą surikiuoti, vis tiek jų kaupiasi daug, nes greitai išauga. Tada yra 4 sezonai, kas mane labai liūdina, visą svajojau auginti vaiką tik tai basą ir tik su maikute. Nes kaip pagalvoja, tiesiog kiekvienam sezonui visko nupirkti ir dar suruošti ir tada tiesiog irgi gaunasi, kad kažkokios nelaimės, kažkas apsitepa, apsidirba ir gaunasi daug drabužių. Dėl to žinau, kad jie pas mus bus trumpai ir labai džiaugiuosi, jeigu jie būna iš antrų rankų. Tai, pavyzdžiui, darželį man teko irgi gauti didelį maišą ir jie pasiteisino. Didžioji dalis ir tinkami buvo ir, aišku, aš nežiūrėjau taip preciziškai, kad ten nebūtų nieko. Jie tiesiog švarūs, tvarkingi rūbeliai. Tai džiaugiausi, kad į darželį netenka pirkti iš parduotuvės. Tas yra labai svarbu, tik tai kai kuriais tais amžiaus tarpsniais būna... Pavyzdžiui, kelnytės, jos ištisai skylėtos, tam pakeliai, mes dabar šitame etape. Tame, kad kelnės tiesiog einamiausias dalykas, o džemperiai kaupiasi. Tai aš dabar galvoju, kad žiūrėkit, kažkuris maišas, aš mačiau, lyg tai buvo kelnių. Gal čia pabandykim laimę. Ir tarp kitko, praėjusį kartą paminėjau, o dabar netgi plečiu imti, kad mūsų viešne ar svečias, kas bus ateityje, tai turi privilegijų. Ir jeigu žinotumėt, kaip sunkiai, man šiandien siaubingai sunkiai, vakar, šiandien, dar kelios dienos prieš tai sekėsi su svečiais, tai Agnei viską padovanočiau, kas čia yra, jūsų akivaizdoje. Ir jūs pasiūskit, kaip sakant, o man tai yra... O turbūt reikia paminėti, kad jūs man paskambinot valandą prieš transliacijas ir aš su sergančiu vaiku ir pižama per valandą taip pakšt ir atsidūriau čia. Taip, tai žodžiu, Agne, jeigu kartais čia mums bekedenant pamatysit, kas kaip tik tinka jūsų vaikinai. Tai žodžiu, Agnė lygiai taip pat turi teisę pasirinkti tai, kas jai aktualu šiuo metu, gyvai, nes įdėjus daugiau pastangų, kad atkeliautų čia. Tai va, tai žodžiu, čia
truputį istorijos, bet kelnytės aš kaip tik matau, kad yra čia. Taip, yra. Ir tos kelnytės yra 3 metų vaikeliui. Va, štai šitame maiše. Tai mes šiek tiek tą maišą pakedensim. Čia irgi panašu, kad tokios pat. Koks čia dydis nurodytas, bet man, aš tai... 92, 86. 92, o jei kokios mažytės. Aha, O man iš irgi tikrųjų taip. tai... Bet čia taip atrodo, kai mūsų vaikai dideli. Kai prasilenkia. Tai va, ir štai tokios kelnytės mergaitės garderobas panašėja. 18-24. Čia irgi mergaitiškos timpos, tas pats 86, 92, tai apie 3 metukus turbūt. Taip, čia irgi yra kuti prekės ženklas, 2-3 metai nurodytas iki 1,4 cm. Ir dar parodykim truputėlį tų kelnių, nebevardinsim labai aiškiai dydžių. Va tokios yra, tada Šortai. aksominės kelnytės. Bet čia šortai, pavyzdžiui, tai visai ir vaikinui puikiausiai. Taip. Tai vat nežinau, kaip čia dabar daryti, žinokit, bus maišas, kaip sakant, maišas ir vien kelnytės. O čia didesnės. Tai čia didesnė imtis. Šortai merginai. Didesnė imtis yra 7-8. Tai gal šitą galim ir atjungti, kad čia nebūtų jau akių gadinimas mamai labai toli į priekį. O čia tie mažesni, ar ne? Taip. Šortukai. Šitie tokie irgi didesnė. Šitie. Žodžiu, O vėliau sakant, kelnės. pasakėm. Tai va, tai galvokim turbūt apie 2-3 metų vaikelį, kuriam reikia kelnių ir jeigu reikia, va, ir pėdkelnės, štai tokios su širdelėm. Bet čia yra ir berniukiški, ir mergaitiški. Tokie, sakyčiau, universalūs. Čia tik tos tigrinės tokios yra. Aš jau vėl pasimečiau. Tai dabar gerai. Tai mes į maišą dedam viską. Pasitarkim. Dabar pėdkelnės. Į tą patį maišą ar į atskirą? Galima pasakyti, kad jeigu dabar kažkas, jeigu reikia kažkam berniukiško arba mergantiško, tegul dabar parašo per 5 minutės ir tada sudėsim atskirai. Aš jau žinau, kaip čia bus. Jūs visos nueisit savo vakarot, o aš liksiu rušiuot. Bet čia, žinokit, yra toks maišelis, vieną sekundėlę, maišelis yra pamiksuotas. Tai mes dabar taip darom. Taip darom. Palaukit, nieko nebežiūrėkim, viskas. Kelnes. Mergaitiškam vieną, berniukiškam kitą, tai tiem, kam reikia. A, čia ne diskusijų klubas. Aš nediskutuoju. Kas čia vadovauja? Viskas. Taip, tamstelės. Čia yra universalios kelnes. Universalios. 2-3 metų. 2-3 metų berniukui arba mergaitiai. Tai va šitas kelnes, kur yra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šiaip jau gali sezoną visai atbūt su tie kelnių, ką? Turėtum. Šitas ryšulėlis kelnių keliauja į žalią maišelį. Su numeriu. Paskui įdėsim kur nors gudriau. 24 numeris. Prašom rašyti. Dabar turim Mergaitiški, taip? pėdkelnes. Šiaip, jeigu širdelės berniuko nepuošia, nors širdelės visi turi. Taip, tai čia irgi 2-3 metų vaikeliui galim pridėti prie tų kelnyčių, galim nedėti. Jos neturės atskiro numerio, eis į šitą. Jeigu kartais neišdalinsim, taip, dabar Didesnės. šitos yra jau didesnės. Vat ką mes turim, tai turim didesnės pėdkelnes ir tos pėdkelnes yra vaikeliui besidominčiam kosmosu, va toks raštas, o kitos vienspalės. Koks čia dydis maždaug yra? Mes galime vardinti. Gal yra parašyta? Taip, žiūrim. Nu, manau, kad jau bus... 1,20 m, 5-6 metai. Tai va šitos ir šitos tikrai 5-6. Šios dar su klaustuku. Sako, kad jau užsiregistravo tas kelnytes ir sako, kad pridėkite tas. Pridėsim. Tai va šitos pilkos irgi keliauja į tą patį žalią maišelį su tom pėdkelnėm. Kaip sakant, imkit ir džiaukitės. Dabar, taip, tai šitas pėdkelnes mes dar jas šiek tiek atidedam. Prijungsim prie to, kas mums tiks į temą. Taip, kaip pakedesnės. Didesnės. Taip. Gerai. Taip, dabar pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų. O iš tikrųjų yra taip, kad Austėja, kuri dabar irgi yra už kadro, pasakė apie vaikiškus dalykėlius rūbus. Taip, dar pernai metais. Ką aš ištisai prisimenu. Tai, kad tai yra siaubas vaikiški dalykai ir kad su jais vargti, ta prasme dalinti, tai siaubas. Gali būti visos kitos temos, bet su vaikiškais yra taip. Išsidėlioji, čia viskas įsisvajoji, kaip čia bus gražiai pėdkelnių ir šuliukas, kelnytės, Tada ateina mamos į mainus.
pavargusios nuo to chaoso namie. Čia tas išaukta, tas neišaukta, tai vintada, tai čia kažkur gal dar parduosiu, gal kažką dar atgausiu, tada ateina čia, va šitaip pat per tuos, kad tu ir gražiai kilosi, mes jau čia chaosą padarėm ant stalo. Ir po to nelieka jokio džiaugsmo ir tikrai yra varginantis. Jeigu su moterų drabužiais tu gali kažkokią eleganciją išvystyti, tai su vaikiškais tu gali tik tai apsikuisti. Ir paskui dar vargti. Gal nesutikčiau. Nu va, tai kodėl? Reikia didesnės disciplinos. Aš apie asmeninę, negaliu apie asmeninę, tai taip, bet jeigu mainai, turiu minty, va tie mainai, ypač piniginiai. Kodėl ir kalbėjau apie maišus? Jeigu tu padarai tos namų darbus, aš kai išauga mano vaikinas tos didžius, tai jie būna tik 2. Ir iš karto nukeliauja. Tada mamos aiškiai mato, ką gaus. Aš dar nepatingiu išdėlioti ir nufotografuoti ir aš jau neįpainioju į tą maišą, ten kokią naujagimę užsilikusią silinuką. O jeigu 3 vaikai namuose ir visi vienu metu išauga 3, tas dar prasilenkia, dar iš kažko gauta. Aš tikrai pritariu, tikrai yra labai skirtingai. Labai skirtingai yra ir tų formų yra įvairiausių. Ir, pavyzdžiui, nuo ko šita mintis kilo, šito susitikimo, kad tai vaikiškas būtų. Šį sekmadienį Antakalnyje Vilniuje Local Kido bendruomenė rengė mainus, ne mainus, o iš parduotuvė iš tikrųjų. Išpardavinės mamos savo drabužius, vaikų išauktus. Ir bus labai įdomus veiksmas ir labai smagus. Ir Agnė irgi ten dalyvavusi. Taip, man patiko. Truputį suvėlavau ateiti, jau mažai buvo pasirinkimo, bet iš tiesų draugiškos kainos, kažkokia gera atmosfera, daug vaikučių, daug mamyčių, tėvelio. Iš tiesų galima sutaupyti. Ar vaikai gali pardavinėti, aš tiksliai nežinau, bet aš mačiau dabar neseniai vieną skelbimą, kad kažkas norėjo dar pardavinėti ir pasakė, kad nebėra vietų. Ir kviečia ateiti tiesiog ir dalyvauti jau kaip pirkėjams, o ne kaip pardavėjams. Tai vat visko būna ir 35 numeris skirtas jau Agnės parodytam kiškeliui, labai mielas kiškutis. Ir jeigu jums jūsų vaikučiui šitas kiškutis aktualus, tai rašykit, žodžiu, šitą numerį ir ta kuprinytė, sakyčiau, labai gražios tokios būklės, ji atiteks jums, visgi dėsiu vidų, kad nenusimestų. Ir dabar parodykim štai kokį grožį. Štai koks grožis. Mes dar tiesą turėsim riedučius, anonsuoju, kad nepabėgtumėt, jeigu ką. Va, žiūrėkit, visas teatras. Arba kas. Tai va, tai toks žaislas ir sukiojasi, ir spraksi, ir viskas veikia. Šitas žaisliukas yra su numeriu 36, o mes va šitą dalyką apkalbėjom. Parodykim. Čia žuvyčių gaudykla, žvejyba turbūt. Taip pastačiau Agnei tokią situaciją. Čia yra žuvyčių gaudykla, jos nuotrauka buvo šitas žuvyčių, va tokiam pakuotei, kad neišbirėtų. Čiagi taip yra, prisuki ir pom gaudai su meškerytėm. Ir Agnė, kai atkeliavo, sako, o tai gali va, tas būti vienas pasirinkimas šitas. Tai ir klausiu, jeigu patinka šitas žaisliukas ir džiugins sūnų, tai tada bus tadam, nuskambės gongas ir Agnė atkeliaus į rankas. Tadam! Tikiuosi, kad džiugins. Tikiuosi, kad neapkraus pintų, o džiugins vaiką. Tai, žodžiu, iškilmingai įteikiu. Jeigu nedžiugins, tai atkeliaus atgal. Tai va, tai ačiū. Pirmas, žodžiu, mes kaip, nu tai iki 3 šiandien, va tas tegu būna toksai uždėtas, tai labai džiaugiuosi, kad galiu tiesiai įteikti rankas, nereiks laukti šeštadienio ir dalyvaujam, o tada dabar siūlau kitą žaidimą. Jūsų dėmesį, labirintas, parašyta angliškas žaidimas, yra 2-4 asmenims skirtas 20-30 minučių pramogos nuo 7 iki 99 metų. Tai va, tai nežinau, čia kaip su ir vaikams, ir ne tik. Taip, ir su proseneliais galės pažaisti, o jeigu 100 metų proseneliai, tai jau sakykit, atsiprašau, jau jūs į kitą amžiaus kategoriją. Iš tikrųjų yra laimė tai pasakyti, jeigu yra kam. Ir šitas žaidimas jums atiteks, jeigu parašysite numerį 38. Mat, štai taip. Apie žaidimą daugiau nieko jums nepasakysiu, nesame tokio žaidę turėję. Su tai stalo žaidimais kaip yra. Yra šeimų, kur labai intensyviai ir mėgsta, dalyvauja. Dabar toks laikas, kai
tik stalo žaidimai. O pas mus dabar knygos karaliauja. Irgi karaliauja, bet reikia skaityti mamai. Tai nes aš neskaito, bet stalo žaidimai, tai čia buvo kažkas, nespėjau susifokusuoti, kaip peršokom nuo visokių žaidimų į stalo žaidimus. Ir tik grįžti iš darželio ir pirmas noriu žaisti. O, kaip smagu, koks geriausias žaidimas dabar? Apkeliauk Lietuvą. Taip, ir sūnus kalba, kad čia buvom, o čia važiuosim. Aha. Taip, bet čia turbūt į tą temą, kad keliaujant iš jų pat ir žaidimai ir interesai. Aš galvoju, ar čia turim tokį žaidimą kaip tik parodyti, bet nesiblaškykim, išdalinkim tai, ką turim. Ir dabar parodysiu batelius. Mačiau, komentaras vienas buvo, kad reikėtų batelių pirmai komunijai. Tai šitie jaučiu, kad galėtų tikti, bet jie bus per maži, 30 dydis. Štai tokie odiniai, itališki, labai gražios balerinos. Ir taip, ir va šitie bateliai su numeriu 6 bus jūsų, jeigu jį parašysite, jeigu jums jie aktualūs. Aš kitus batelius turiu padėjusi irgi, bet tuoj, nes šitie galim ir šitos pasiūlyti, tik tai tie buvo iš tos pačios kompanijos. Tai galim ir šitos prijungti, nes aš buvau jų irgi nuotraukai. Čia labai mažyčiai, 23, Adidas, sportbačiai ir tapukai. Vienodo dydžio panašu. Mes turėsim iš tikrųjų maišą šitų batelių. Jau tokių mažuliukų nejudinsim. Čia yra iš tos pačios šeimos atkeliavę batukai. Iš tos pačios šeimos. Batukų karalystė. 19. Čia yra 23. 23. Čia yra. Aš norėčiau jas irgi visų maišų pasiūlyti, nes mes įklimsim čia tais mažuliukais kaip reikalas. Čia yra 20 pagal 21. New Balance. Čia yra Converse'ai, 22 dydis. Visų batukų nuotraukas, visų batukų bendrą nuotrauką rasite šio renginio komentare. Taip pat botai guminiai 22. Tai va, tai vieni yra 19, kiti yra 22, 21. Nuo 19 iki 21, tiesiog nuo... 3 iki 23. Dabar galvoju, kokio čia yra amžiaus. Čia realiai 1 metų batukai. Nevaikščiančio vaiko batukai, vadinasi. Greičiausiai jau vaikščiančio. Panašu, kad jau čia... 19, ar jisai nėra iš vis vežimėlį sėdinčio vaikiuko. Tai va, tai šitie batukai, tai juos visus dedam į vieną maišą, iš tos, kur parodėm, žodžiu, tikrai labai gerų firmų, ypač jeigu norit kaip sakant, pasigrožėt kaip šauniai, štai atrodo tas vaikelis pirmosius žingsnius žengdamas. Tikrai yra tie batai, kurie jie nesusinešioja, jie tiesiog... Išeiti į lauką, kad nesušaltų pėdutė. Taip, bet jie, tai va, numeris 1, žinokit, ir bus rimtas reikalas čia su tais batais. O kitas maišas, galvokim jau apie artėjančią vasarą. Štai kokie tepukai. Kroksiukai. Kroksiukai. Koks dydis? 4, C4, bet koks europietiškas, tai mama žinos. Taip, šituos aš patraukiu, nes čia yra ne visai kūdikiam, bet va čia yra visai kūdikėlio rinkinys. Štai, tepukai bus tame rinkinėje, taip jie yra atnešti. Seilinukas. Vandens knygutės. Va, kokios vandens knygutės. Tada yra ne vandens knygutės. Krikrekrok. Kas čia dar yra? Buteliukai, va tokie, va. Dar yra vienos. Čia baseino panašu irgi. Toks vasarinis. O čia megztukas, tai į temą irgi vaikeliukui mažam, bet prie baseino jau kaip, kas čia dar? Kelnytės. Čia yra berniuko rinkinukas, kūdikėlio vasaros rinkinukas. Tai dar ir bus marškinėlių keletą. Kepurė. Kepurė. Ir čia kas, graužtukas? Panašu. Bet tai koks reikalas. Nežinau, gal šitą paliekam prie to paties. Nu, toks miksas geras. Tai va tam kūdikėliui. Ir pasakysiu dabar, kas širdelę užgavo neseniai Instagrame. Pasakysiu. Kaip atsisveikinimas su čiulptuku.
kaip atsisveikina tokia tendencija. Žodžiu, paima čiulptuką, prikabina prie baliono helio. Aha, ir paleidžia vaikelis iš rankų, balionas išskrenda su čiulptuku. Pamojuoja ir atsisveikina. Tai pats atsisveikinimo, man atrodo, momentas, jisai gražus. Yra ta prasme, kad jisai vaikui gali būti smagus tą akimirką. Taip. Bet balionas po to nusileis su čiulptuku, miške, ant medžio šakos. Taip, dar ką nors, žodžiu, į ežerą ar kur nors. Į kokį lizdelį dar įkris paukštelio. Žodžiu, mes visko galim prisvajoti, bet Žemės dieną, manau, svarbu yra paminėti, kad vienkartinis džiaugsmas neturėtų nustelbti tų tokių aplinkos saugojimo idėjų. Tai kviečiu jūsų nerišti čiulptukų prie balionų ir neleisti jų į padangės, o geriau tegu nusineša pelytę, kaip senais gerais laikais. Taip buvo. Būdavo tokia pasaka mes vaikams. Mes neturėjom čiulptuko. Tai neteko atsisveikinti. Aš tai galvoju, gal aš turėjau vaikystį čiulptuką. Mano sūnus neturėjo. Mano irgi neturėjo, bet čia jau principo reikalas buvo. Nebuvo. Vaiko buvo principo reikalas, ne mamos. Tai va, visaip tikrai būna, bet jeigu jau čiulptukas dalyvauja jūsų gyvenime, linkiu jo nerišti prie baliono. O jis ar susirūšiuotų, nes ir tas guminis plastikas, ir kietas plastikas, tai ar galima rūšiuoti plastiką? Ne, su rūšiavimu taip, jeigu yra įdomu. Tai dabar palaukit, pabaigiam su šitą taisyklę. 14 numeris yra žymimas šitas maišas, pilnas puikių gerybių, vasaros reikalų ir vonios reikalų mažam vaikeliui iki pusės metų, sakykim, taip? Ne. Daugiau? Daugiau turbūt. Daugiau. Ne, va, pavyzdžiui, šitas 18 mėnesių. Bet taip jau vis tiek... Iki metukų gal aš sakyčiau. Nors kaip čia... Pravers ir ateityje, bet jau čia reikėtų vis tiek galvoti, kad dar tik tai neseniai gyvenančiam šitam pasauliu nuo 6 mėnesių. Ką tik gimė, tai jie dar nevarto knygučių. Tai nuo 6 mėnesių iki metukų marškinėlį iki 1,5 būtų su perspektyva į ateitį 14 numeris. Taip. Ar jau yra rezervuotas, klausiu? Jau rezervuotas šitas maišas. Valio! Kaip puikiai čia mes. Tai dabar pasakau, o mes paskui pajudėsim staigiai su tais daikteliais, kurie yra parodyti, nes jau bijau, kad, kaip sakant, neišlauks. Tai dabar su rūšiavimu taip yra. Puikus klausimas. Čia yra gaminys, ne pakuotė. Taip. Ir ne antrinė žaliava, nes yra, jaučiam, kad visko ir minkšto, ir taip dėja, sudėvėtas jis keliauja į mišrias atliekas. Jeigu tai yra nesudėvėtas, tai vėlgi galima pasiūlyti. Čia kramtukas. Dezinfekuoti, pavirinti ir tiesiog tikrai nieko neatsitiks kitam vaikeliui. Aš dar ką dabar, kadangi turim šuniuką, tai ką darau, tokius visokius neaiškius ir jau jo pagraužtus, tai dedu į kojinę, kuri nebeturi vilties, arba kažkokį kelnių galą ir žaidžia toliau, ir sukasi, ir kramto. Tai va taip galima irgi daryti, manau, bet tikrai ne į plastiką, nebus jisai perdirbtas, pirmiausia, netenkina pakuotės momento ir ne antrinė žaliava. O dar kai klausėt apie tekstilės atliekas, tai sakyčiau, ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras šitą žinią komunikuoja, kad tekstilės konteineriai yra skirti buitinių vartotojų, gyventojų tekstilės atliekom. Tai negalioja siuvykloms, verslui kažkokiam negalioja. Bet užkišti ir žmonės neturėtų tada galimybės išmesti. Taip, čia yra tiesiog gyventojams pastatyti, savivaldybės lėšomis administruoja Ekoservis įmonė visas atliekas tekstilės, sumestos tekstilės konteinerius. Tai jeigu yra suplyšusios kelnės, virtuvės rankšluostukai, svarbu, kad būtų švarūs. Galvokime apie tai, kad tuos... Tai pavyzdžiui, tu negali to rankšluostuko panaudoti, jį turi išskelbti ir tada surūšiuoti. Šiaip savaime, pavyzdžiui, sakykime, tai nėra vienkartinė šluostė, kad mes taip nušluostom ir metam prie miščių. Tai jeigu tai buvo rankšluostėlis, kuris metus, pavyzdžiui, dalyvavo mūsų gyvenime, tai vėlgi ten jį dar perskalbti arba tiesiog ir išdžiovinti ir sausą išmesti, tai tikrai manau, kad galima prie tekstilės atliekų. Tai, aišku, neturėtų būti su vakariniam suknelėm, kurias irgi į tekstilės konteinerį siunčiam. Sakykime, jeigu taip namuose, žiūrim, šito man reikia, viską mesiu tekstilę ir sumesiu kelnes, ir sumesiu rankšluosčius šlapius ir dar kažką, tai viskas net nenukeliavę iki rūšiavimo centro apipelyt gali kur nors. Taip. Bet jeigu galvom, kad turi būti sausa tekstilė, kas yra komunikuojama, taip pat ir žaislam galioja. Ir švari.
Ir švari, bet ta prasme, kad jinai nebyra nuo jos purvas. Tepalai kažkokie nevarva. Jeigu yra sutepta tepalais dažais, turėtų būti pristatoma į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Jeigu yra kažkoks apčiuopiamas kiekis, bet jūsų vietovėje nėra tekstilės konteinerio, tai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės jos priima tekstilę gyventojams nereikalinga, tai tikrai reikėtų ir ten vežti. Viską priima, kiek teko vežti, tai netgi atvažiuoja ir įsiveža po remonto. Pavyzdžiui, aš pasinaudojau paslaugą, kad basus, bet ne? Baldus, virtuvės baldus. Labai operatyviai atvyko ir viską išnešė iš 5 aukšto. Vyrukai. Kartą per 2 metus Vilniaus gyventojai miesto gali tai padaryti. O dabar taip, keliaujam prie to, kas yra. Tai dabar mažai kalbų bus turbūt šito reikalo, nebent Agnė turi ką pasakyti. Tai yra pašildymui, košytės pašildymui yra toksai buteliuko, taip pat pašildymui rašo. Taip, kainavęs 132 eurus šitas reikalas, bet garantijos, žinokit, viskas supakuota, gražiai sudėta, yra ir instrukcija, bet garantijos jokios neteikiam, kad tai yra tikrai veikiantis, nes čia neįmanoma mūsų sąlygom visgi yra patikrinti šito dalyko. Tai kaip atnešta, pasitikim, kad žmonės, kaip ir prašoma, atneš gerus gyventojams nebereikalingus daiktus, bet kitiems galimus naudoti. Tai 9 numeris, štai tokia yra šildyklė, prašom. Tada taip pat rodau iš karto, ko turbūt laukėt, kas domėsi, tai yra riedučiai. Tai yra riedučiai. Ar važinėjot su riedučiais? Neišmokau, bet pačiuožą moku. Tai va, tai riedučiai. O jūs negėjo? Vaikystėje važinėjom, buvo ir keliai nudaužyti, ir alkūnės. Čia šito nebus dėl to, kad yra štai kokios apsaugos numatytos. Ir tas dydis jų, aš dabar galvoju, yra parašytas. Šiaip tai irgi atnešė tvarkingi, labai sako, tikimės, kad kažkas pasidžiaugs. Tai dabar aš ieškau dydžio nepasiteiravau. Teks pamatuoti, ar turim. Jūs turbūt į vietą padėtą? Na. Arti vietos, bet ne visai vietą. Tai dabar žiūrim, koks šydis iš šakės, tai bus apie 38, koks sakyčiau. O šiaip, iki kulno, man atrodo. Aš tai sakyčiau, su atsarga 26. Ir 26, 26 gali šiek tiek mažesnis, tai va irgi pasimatuokit, pažiūrėkit, ar jums aktualu, atiteks su visų maišiuku, sultis ir glotnučiai parašyta čia ant to maišelio. Ir numeris yra 44. Tai kviečiu jūs rezervuoti ir kviečiu džiaugtis tais riedučiais. Jeigu ne jums, tai irgi parašykit, kam aktualu, iš giminaičių pažįstamų. Ir gal kažkam bus tikrai smagios vasaros laukimo tokia detalė. Ir dabar iš tikrųjų žiūriu, kad galima važinėti Vilniaus senamiestį, šaligatviai yra išsausėję. Ir dabar klausiu, miela mūsų pagalbininkė už kadro, ar riedučiai yra rezervuoti. Tik nusisuku, žiūriu, jau 3 žmonės bandė rezervuoti. Panašu, kad mes su numeriais kartojamės. Tikrai kartojamės? Taip, tikrai kartojamės. Su šito būtent? Ir su visais likusiais. Reikėtų. Tai tiesiog aš duodu tam žmogui, bet užrašau kitą numerį. Koks bus numeris? Taip, tai kitas numeris riedučiams yra... Jų mums reikia naujų. 22. Kuris jau užsiregistravo pirmas. 22 turėjom. Panašu, kad matot, čia jau yra 22. Ne, visi tai nesikartos. Tai žodžiu, 54 tikrai šiandien nebuvo. 54 numeris yra dedamas prie riedučių ir riedučiai yra rezervuoti tam žmogui, kuris pirmas parašė 44. Tai va dabar bus 54. Taip pat, jeigu jūs turit minčių arba pažįstat žmonių, kurie galėtų pagelbėti ir šitą transliaciją padaryti dar puikesnė ir visokią kokią geresnę, tai rašykit arba atkeliaukite čia prieš tai susisiekę, kad taip nebūtų, kad iš niekur nieko. Ir tai bus mums visiems tik šauniau. Ir aš dabar turiu jums staigmeną, ypač tiems, kurie nespėjo riedučių. Tai mes turim dar vienus riedučius už nugaros ir juos Agnė paprašysiu paimti. Ir nesu tikra dėl jų dydžio, ar tai yra toks pats dydis ar ne, bet dar matau, kad dar turim ir apsaugas. Tai irgi iš tos pačios šeimos atkeliavę yra batai. Taip, dydis yra 39,5. Labai puikios būklės, sakyčiau, riedučiai yra.
puikios, ta prasme, kad išvaizdos puikios. Kaip jie važinėja, tai čia žinokit, jau jums ir parduotuviai nebūtinai atsakys konsultantas tokius batukus reklamuodamas. Panašu, kad Bet šiaip iš pažiūros atrodo visai neblogi ir dar va ten matau, kad yra apsaugos. Galim jūs dar pakelt? Ir taip, jau Agnė turi numerį. Dvi. Taip, Bus dviejos va tokios apsaugėlės, tai čia kulnam ar alkūnėm? Kulnams. Keliams. Pasakiau kulnams. Mes supratome, ką. Taip, žinant, kokia šiandien puikiai kabutėse man yra diena, tai aš jau žiūriu, kad perdavinėjau kulnams apsauga. Dabar bus apsauga nosiai, man atrodo. Gerai, dedam tuos batus. Tai ar yra rezervuoti 10 numerį? Tai greitumas, nespėjom pristatyti, o jūs jau rezervavote. Tai laikykitės brangiai, nes dar viena įdomybė tokia, kurią dabar, manau, labai daug kas naudoja. Man ir nėra tekę naudoti tokio prietaiso, tai yra racija tokia, kur kūdikio telefonas čia parašyta. Kūdikio racija. Kai vaikelis miega, o jūs kitam kambarį ir esat pasijungę kartu ir galit čia turbūt girdėti ir temperatūrą. Aha, matyti kokia oro. Temperatūra. Tai va, tai žodžiu, irgi jokios garantijos, dar būtų aišku staigmena, kad atidarai ir žiūri, kad čia visgi yra kojinių pridėta, bet netikrai panašu, kad yra tas įrenginys ir yra visokių laidelių. Mobili auklė, man. Mobili auklė, bet žiūrėkit, kas čia yra dar va, irgi toks dalykas, tai yra jungtis, jums reikės pasirūpinti adapteriu. Taip, tai va tokiu angliška jungtis, o galbūt jūs kaip tik gal jūs Anglijoje gyvenat arba važinėjat, tai va, tai žodžiu, ir čia yra supakuota viskas, labai gražiai, gali būti netgi nenaudotas, sakyčiau, šitas daiktas, panašu, nes net yra tokios tikrai puikios būklės įrenginys. Apsauginės visos jos. Taip. Kaip? Ir yra tikrai netlikus, tai reikėtų pasinaudoti progai. O dabar žinot, kaip paklausiu iš karto, ar jums yra aktualu? Parašykite komentare, ar jums aktualu toks tas daiktas. Daiktas pats? Pats daiktas. Ar yra žmonių, kuriems aktualu? Gal mums net nereikia numerio priskirti. Ventė klausiu dabar, ar yra komentaras, kad aktualu? Nes jeigu neaktualu, negaištam laiko. Yra. Aktualu. Nu tai jeigu aktualu, tai tada rodo, kad tai yra numeris 8, prašau, ir iš vienos ir iš kitos pusės šiaip begalybė dar taip vis, bet nebalamutinam. Gerai, jau rezervuotas. Rezervuotas, valio, tai jeigu jums reikia, tai mums dar yra smagiau. Taip, ir dabar, va čia toks glebelis, kuris irgi prašosi pakliūt, šitas ant viršaus ne prie tos pačios kompanijos, bet čia yra didesnėms merginoms. O čia mažytėms. Čia mažytė, parodom dabar didesnėms. Labai gražiai sulankstytų tokių palaidinių pulkelis. 1,46 m, jau visai paauglėms. Va, štai ir o čia mažytė. 1,46 m irgi. Čia tokių palaidinių, va, irgi visos 1,46 m. Štai kokios gražios, tvarkingos, išlygintos irgi iš vienų namų ir labai skiriasi, kaip žmonės atneša drabužis. Iš tikrųjų, vieni labai gražiai sulygiavę, sudėję, tvarkingai, kiti mažiau tvarkingai, tiesiog sudėjo, tiesiog ir tiek. Tai vat yra ir visos tokios universalios, sakyčiau, čia nebūtina nei vasaros laukti, nei žiemos. Va tas visas pulkelis palaidinių. Ir dar vieną žiūriu, neįdėjau. Juoda. Čia kas, sąžinės balsas kalba už kadro? Štai kokia. Ką? Ne, čia jau yra skirta... Spintos kontrolė. Čia yra jau skirta mūsų žiūrovams. Štai ir dar tokia palaidinukė. Tai va šitas visas pulkelis. 1,40 m. Koks numeriukas? 50. Taip, 50 numeris. Ir čia tų palaidinių yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 urmų.
Taip, 50 ir dedam į maišelį dabar viską. Arba tiesiog tai pasidėsiu, paskui susidėliosim. Ir galiu pasakyti, kad dabar noriu paklausti. Mažiukų vaikų dalinimasis urmų vyksta. Aš net nenorėdama jų pasimti, matau sraute, tiesiog, kad yra atiduotuvėse labai daug. Pasiekia. O kaip su vyresnių? Kokio amžiaus jau nebedalyvauja? Taip aktyviai turbūt iki 3 metukų buvo aktyviausia, nes turbūt greičiausiai išauga, o nuo 4 ir augimas sulėtėja, nuo 3 turbūt. Ir susidėvėjimas. Aš pagal savo vaiką matau, bent jau kelnių tikrai negaliu atiduoti, nebent tai yra proginės, nes visos tos einamos kasdieninės, tai jos taip, jos ne tik kad suskilote, jos iš viso be kelienių lieka. Tai jau dabar, tarkim, jau tikrai yra sulėtėjęs, kad aš likau tik atiduodantį, kad gaučiau, nebegaunu. Taip, yra tikrai. Ir dar yra tokie, aišku, niuansai, kad atrodo tas rūbas tikrai galėtų būti jisai dar dėvimas ir su tais keliais sutaisytais. Bet, vėlgi, taip atrodo, kai savam vaikui, tai tu rengtum 2 ir 3 tas pačias, o kitam kažkaip jis jau pasiklysta tame pasirinkime ir taip pat ir tas atidavėjas sutrinka, galvo, kaip aš čia dabar kažkokiais sulopytais keliais atiduosiu. Taip. O kitas gal, kaip čia atidavinėtos sulopytus. Tai tokie tikrai yra tokių dalykų, bet šiaip kalbant apie tekstilės problematiką, kiek yra daug rūbų, kiek jų daug yra išmetama, kokie didžiuliai kiekiai. Lietuvoje statistika 10,5 kg namų ūkis kasmet išmeta tekstilės atliekų ir tik 1,5 išrūšiuoja tinkamai, nusiunčia į tekstilės konteinerius. Tai tai čia atrodo siaubas. Skaičius taip manęs nešokiruoja, antras skaičius šokiruoja. Antras ir mane šokiruoja, tikrai. Bet dabar kažkam ištiks didžiulė laimė, kieno vaikinai arba merginos dėvi panašaus dydžio drabužius ir reikia kelnių. Tai čia yra apie 10-12 metų, tai parašyta. Šios kelnės kitos panašiai, gal sakyčiau taip į 10 reikėtų orientuotis. Tai 3 kelnės, keliai nesuplyšė, gal šiek tiek pablyškė. Ir numeris 18, prašau. Taip, ir dar vienas kelnių blokas. Yra 2 kelnės, sakyčiau, vienodos, atsiprašau, mėtus. Šiaip gal truputį skiriasi vienu dydžiu. Vienu dydžiu skiriasi. Vienu dydžiu skiriasi, tai yra 1,16 m. Ir 1,16 m. O kodėl jos skiriasi? Užrašyta, kad vienodos. O ilgis, taip ir skiriasi 2 cm. Ta pati įmonė Majoral, ispaniška. Gamintojų kliurkos, bet nešiotojams visai nieko, nes šiek tiek yra truputėlį pablyškę, bet tikrai, manau, dar gali būti nešiojami. Neaktualu? Aktualu, bet jau gal pažadėjom, ne? Tai dar nepažadėjom. Aktualu. Jeigu aktualu, tai antras dar tik tai būtų žvejui. Aktualu. Gerai tavo. Nesiblaškom. Aktualu tai aktualu ir labai dėl to džiaugiuosi. O dar vienas maišiukas yra irgi visas maišas iškeliaus 1,10 m, 1,16 m. Tai gal irgi žvejui, ką? Gal irgi žvejui. Daug palaidinių. 1, 2. Tai tuomet nes, kaip sakiau, palaidinės kaupės. Palaidinės ir puikios būklės. Tokios, kad naujos atrodo. Tikrai visiškai naujos ir marškinėliai čia bus. Ir daug marškinėlių. Ir pižamytė, matau, yra. Ir baltų marškinėlių, ir ką dar čia turim. Tai tas visas maišas, taip, dar kelnytės, matau, vienas yra 1,16 m. Tai 5 metų berniukui. 5 metų berniukui, čia kelnytės irgi su ta situacija. Kelnytės truputėlį plyšusios, bet į darželį kokį. Arba į kiemą, o dabar kiemo vis daugiau. Tai ir čia, žodžiu... Auksinės mintis. Auksinės mintis paraštėse. Tai šitas maišas 1,16 m yra kodinis skaičius, 30. O jums jis atiteks brūkštelėjus 30.
Tikrai žvejui nereikia prie kompanijos. Per daug. Čia mūsų visą spintą. Visą spintą 30, maišas šitas į trasą. Ir dabar kitą dar maišą griebiam. Taip. Taip, o čia yra... Aha. Didesnė panašu. Čia yra didesnė. 10, Štai kokia 11. nuostabi striukytė, 10-11. Yra striukelė, yra kalėdinis megztukas. Palaidinė albumas rankojomis. Irgi 10-12 metų. Taip, šitos kelnytės yra tokios kaip ir įdamos spinta labiau. Džemperis, koks gražus, žiūrėkit, su kelionėm. Irgi ir 1,46 m, 1,52 m. Tai čia mums tinka dar į 10-12. Ne, čia jau mano ūgis. Nu, bet į ateitį. Čia 12 metų, 11-12 metų. Tai priauks. Ir Ypač barsukas, berniukai. va štai toks Po yra. vasaros jau bus priaugęs. Tai, kaip sakom, berniukas, mergaitė, kam čia Berniukas yra? turbūt spalvos visos. Tai, žodžiu, berniukas, šitas kelnes aš siūlau gal Kula, kokia čia firma? atmesti. Roxy prekės ženklas. Šitos firmos tikrai yra labai geros kelnės ir jos irgi būna po 40. Spalva nėra, kad 50. įpareigotų. Taip, tai jeigu Mieloji. A, galim namuose pasišnekėti. Juokauju. Rekomendacijos kitas iki kviesim į ekraną. O dabar jaunąją damą. O šitie rubeliai, tai mes dabar apsibrėžkim dar kartelį. Nuo 10 metų, bet iki 12 turbūt. Nuo 10 iki 12 tokių žemės ir dangaus spalvų, išskyrus tas violetinės kelnes, 26, šito maišo numeris. Tai va ir su maišais, tai linkėjimas tas yra, kad jūs ne tik tai, kad jau viską nešiotumėt, bet kad linkim, kad paskui surastumėt, kam tuos nereikalingus, netinkančius atiduoti, dėl to, kad mums bus tiesiog širdgėlą žinoti arba jausti, kad gal pusė to maišo nukeliavo į nebūtį. O šitie du, žiūrėkit, kokie meškutis ir zuikė taip pat labai nori iškeliauti į naujus namus kartu ir numerį priskirsim 42. Aš bandau jau tiesiog per tas nuotraukas bėgti, žinodama, kad laikas jau mūsų tikrai ištirpo. Taip, nesikartoja 402? Ne. Tikrai puikų žaislai, nuostabus. Vėlgi, dažnai pagalvoju, kiek yra meilės įdėta mezgant šitos. Ir ar čia sukūrė, sakyčiau, tiesiog visiškai jau net. Tik tai, kad su jais yra, vėlgi, ar juos taip išžaidžia, kaip, pavyzdžiui, fabrikinius žaisliukus. Šitie daug antresni yra įvairiom mėtymam, skalbimam. O tas rankų darbo išjaustas močiutės ar mamytės, jis vėlgi tada arba į lentyną, arba jau tada greitai praranda prekinį išvaizdą. Dabar toks dalykas, kuris nebuvo parodytas, bet jis labai norėtų iškeliauti ir jis nėra surinktas. Vadinasi, toks mobilus. Parodysiu jums jį. Veiklos staliukas. Dėkui galerijai. Nebūna dabar tokių didesnių žaislų dėl to, kad vasarą, kai prasidės, daugiau dalinsim lauke. O dabar juos nukreipiam į kitas stoteles, nes oras permainingas, žodžiu, yra įvairių priežasčių, bet, žodžiu, šitas staliukas veiklos, kurio yra ir trečia koja. Yra ir trečia koja. Jis gali taip pat keliauti jums, jeigu jums yra aktualus. Jo numeris yra 25. Ir kokio amžiaus vaikeliui? Ar čia jau yra visiems aišku, ar dar mums reikėtų paminėti? Turbūt nuo 6 mėnesių. 52. Taip. Nuo 6 mėnesių. Kai jie tokie stojas. 52. 52. Gerai. Taip, šitos miksą paliksim. Vienas žmogus sklaidė su 25. Ar jam atiduos ar ne? Ne. Visgi, žinokit, teks tam, kas parašo teisingą numerį, nes mes paskui pasiklystam aiškinimuose. Tai dabar dar... Mums turbūt trūksta jau, nežinau. Rasim tų numeriukų. Dar labai noriu parodyti ir labai tikiuosi, prašau, jeigu pavyktų palaikyti, labai tikiuosi, kad kažkam jis aktualus, tai yra ne žindymo, o nešiojimo nešyklė.
tokia slingas, man atrodo, vadinasi šitas raištis, vaikjuostis, kai yra vaikelis, kai yra ta juosta netokia didelė kaip įprasta vaikjuostė, fiksuojasi su žiedais. Ir jeigu aktualu, arba irgi žinot, kam gali būti aktualu, kas planuoja daugiau nešioti vaikelį ant savęs, o ne vežimėlių naudotis, tai tada 12 numeris pasidalinkit būtinai, nes tokie daiktai, tokie labiau nišiniai, jie pasiklysta stotelėse. Daugam neaktualu, taip, ar čia yra paplūdimio skara, ar čia yra vaiko nešiojimo skara, ir tai būna dėja, pavyzdžiui, su daugkartiniam iš tom sauskelnių. Aha, irgi nežino. Taip, nežino, nusimėto, pasiklysta, o iš tiesų tai jie ir kainuoja nemažai tie dalykai. Ir po to, o tai bendruomeniai, kurie labai domisi tuo, tai jiem labai pravers. Tai va, tai čia, žodžiu, greito šnekos. Taip pat dar rodau irgi tuos tokį gana specifinį, bet, žodžiu, mažų vaikelių turinčią mamom aktualių, tai yra maitinimo pagalvėlė ir šiaip patogu būna ir nėščiosios naudoja, tai vėlgi kam aktualu, dar galim ir meškutį pridėti prie kompanijos, numeris 4, puikiausiai jisai gali jums atkeliauti. Ir ką dar, ko neparodėm? Va, ko neparodėm šitų maišų. Parodom? O šitą liko, bet skaičių man turbūt jau neliko. Skaičių prijungsim vieną ir viskas tiks. Parodom šitos maišus ir baigsim šios dienos transliaciją. Ojei. Tai kurį maišą kaip šitą dydį? Gerai. Turbūt, bet tai turim marškinėlius. Didesnį čia M dydis, čia net nesu tikra, ar čia vaikų. Taip. 38. Taip, čia turbūt. Gal čia suaugusių įsipinė? Čia suaugusių panašu. Gerai, nekedenam, pakabinsim rytoj Klaipėdos gatvėj 2 ant pakabos, lauke, ateikit ir rinkitės. Turim mažesnių rūbelių. Žiūrim, ką turim. Berniuko panašu garderobas. Ir nepasirodo, pasirodo mergaitės. Tai 2 vaikų garderobas ir berniuko ir mergaitės. Ir va taip, žinokit, būna. Jūs realiai, kai papuolėt grinai, va pas mus, va taip, va, žiūri, ir, o čia berniukui mergaitė. Tai gerai, tada koks amžius? Kur kas? 2-3 metai. 2-3 metai. Ir džinsiukai. Taip, džinsiukai, kelnytės 2-3 metai. Nu, šiaip tai labai man į mergaitės panašu ir tie džinsiukai. Ne? Nes šilkytės tikrai labai mergaitėja. Tai gal tada labiau mergaitės. Ojei, koksai kostiumas. O žinokit, šitą kostiumą laputės, tai paliksim čia, nes mes formuojam tokią kabyklą vien kostiumų. Ir pakviesim šeštadieniais, jau šiek tiek kvietėm ir vėl kviesim iš naujo vaikus į žaislų organizavimo dirbtuvės, taisymą. Buvo labai smagu. Tai tas keliaus ant tos kabyklos, o čia, žodžiu, kasdienių rūbelių, va štai tokių mergaitei. 2-3 metai. 2-3 metai. Žymim numeriu 22. Šitą prijungiam. Aha, tik didelį reikia. O jis nebus per mažas. Baby, tai per mažas. Per mažas. Ir šitas per mažas. Tai tada... Žinot, ką dar prijungsim į tą? O čia net irgi per didelis bus. Ne. Ne? Labai gražus maudymosi kostiumėlis. Nematau dydžio. Aš irgi nematau, bet... Gal didokas. Didokas. Nejungiam, viskas. Tai žodžiu, 2-3 metai šitas maišiukas jums. Šiaip tai iš tikrųjų tyliai padėjau suknelę dar vieną iš šoną. Jis su tokia didelė geltona dėme. Va čia va. Ir šiaipgi suknelė gerai išplauta. Taip. Bet kažkodėl va suveikia toks keistas dalykas, atsiprašau, suknelė tavęs, keliauk į tą maišą, gal pravers. Jeigu jau jums žudbūt nereikia, tai tada iš 22 tą suknelę išimsim, parašykit komentare. Mieloji, sakykite už kadro, ar 22 kam nors aktualus? Taip. Taip. Ir tada paskutiniai 2 maišeliai. Paskutiniai 2 maišeliai. Ir dar ištrauksiu 2 maišelius. Ir viskas, ir nieks, ir dar nesibaigs. Gerai. Čia po... Wow. Taip. Iki 2 metų 92 mano rankose kelnytės. Tada matom maudymosi rūbeliukas. Iki 2 turbūt irgi. Tai žodžiu, iki 2 metų berniukui. Berniukui, tikrai šį kartą. Tikrai. Netgi kas yra. Vėl, kokiam berniukui. Nu ar berniukui? Berniukui. Mergaitė. Berniukui. Mergaitė. Bet berniukui. Tai čia miksas. Šitą padėsim į šoną. Tai mes žodžiu atrenkam čia. O čia dabar kas?
Čia irgi berniukui tinka šitas. Toksai irgi kokiam dar. Ar čia prie kūdikio. Žodžiu, painiava, žiūrėkit, šipsokis, tau tinka. Nu kokie puikus marškinėliai. Ir su lietuvišku užrašu, kas visai nedažnai būna. Bet tokiam, čia gal labai jau mažyčiai. Čia tas miegojimo maišelis dar įdėtas. O šiaip tai, Agne, Taip. o mes taigi nekaltos, kad tas maišas toks, koks yra. Nu, ta prasme, ir miegojimo maišelis, ir ten kažkas. Nu tai maišas yra maišas. Ar ne taip? Ar jau asmeninė atsakomybė už tą maišą? Nu, velnis čia asmeninė atsakomybė. Čia tikrai ne kūdikiams. O čia, žinokit, kaip irgi dažnai būna, kaip sako, va, viskas vaikam čia, nu, tokio dydžio, kitokio dydžio. Bet dar įsimaišo ir mamai. Iš Humanos 7 eurai kainavo. Va. Ne, mamos dedam, iš tikrųjų nepainiosim. Tai dabar atrenkam daugmaž, ką pažadam. Ir čia mama. Bet čia yra jo ir moteriški. Tai moteriškus iš apačios patraukiam. Norėktų greitai žmogus, tai nieko nesigau greitai. Koinytės yra toks eilinukas, yra pėdkelnės. Bet čia panašu. Pėdkelnės, ne šitas. Šitas tinka į kompaniją, nu apibendrina. Taip, tada šypsena tau tinka ir panašaus dydžio marškinukai. Čia yra vaikeliui iki 2 metų. Ne, 3-4 rašom. Bet labiau iki 2. Iki 2 labiau? Dėl to, kad gal susitraukia po skalbimo. Ne, taigi parašyta. Tai ir susitraukia. Žmogus yra suaugęs, ar galėtų ateiti žaislų teismo mainus? Gali tik palydėti vaikelį, kuris ateina. Vaikelį palydėti tikrai galima. Čia dabar klausimas yra iš publikos. Dirbtuvės skirtos vaikams. Tai kviečiam pirmiausia vaikus iki 12 metų, vyresni vaikai, moksleiviai, kuriems aktualus socialinės valandos ateina padėti tiems mažesniems vaikams. Jeigu ateina palydėti savo, tai mes gal sugalvosim kitas dirbtuves, nes vis tiek orientuojamės labiau vaikus. Ir kai vaikai būna su vaikais, o ne su suaugusiais, tai jiems būna smagiau. Tai mes tą, nu taip pat, bet visaip gali būti, pagalvosim. Tai žodžiu, o dabar grįžtam prie šito maišą, nu tiesiog žinot, kaip pasakysiu ir kaip ant paminklo užrašyta. Tai geriau jau dabar apsibrėžiam, kad dirbtuvės vaikams, žaislų taisytojų klubas, o paskui jau žiūrėsim, kaip mes čia jausimės. Ir dabar, taip, mums su numeriais yra nesklandumų, o žiūrim gal čia koks tai čia vardai. Vardai. Bet galima. Taip, ir flomasteris. O jeigu rašys, tai net ir mums pasiseks. Tai dabar rašom 101 numeris. Tik tai net virkščiai parašiau. 101 numeris yra skirtas šitam maišui, kur yra rubelį kaip maždaug 2, nu tai iki 2 metų. Gerai. Tada šitas maišas irgi tai bendrai pasakykim, tai yra iki 3-4 jau sakyčiau. Tikrai 3-4 yra megztukas, yra irgi megztukas. Yra kelnytės. Šliaužtinukas. Nu, va čia irgi parašyta taip 2 metų. Šliaužtinukas. Tai čia toks ilgesniam laikotarpiui. Nuo čia visgi vėlgi reikia į mažiuką taikytis, kuris priaugs didesnius rubelius. Tai va čia dabar žiūriu, kad čia yra šliaužtinukas, vėl šliaužtinukas. Čia irgi toksai miksas. Čia mergaitė ir berniukui. Kieno vardas jam raidė prasideda? Ir ne kažkas nesmėlinai atspalviai. Taip, tai va, tai irgi, sakykim, dar vienas maišas, taip, 2 metų vaikučių. Taip? Aha. Nu, taip gaunasi. Nors tikrai matau. Taip, tai va, dedam atgal. Ir šitas pėdkelnes mažesnės atidedam ne į temą, o va šitie rubeliai tai labai tema ant viršaus, tikrai labai dailus, gražus. Ir numeris šitų yra 102 numeris. Prašau. Va. Taip. Ir ką dabar dar desertui atiduoti? Ko dar netidavėm iš to paskutinio, iš nuotraukų, galvoju. Pasižiūrim, pasidairom. Šitų batukų netidavėm. Batukai yra... Koks dydis? Dažniausiai ant liežuvio arba... Su gilė. Su gilė. Taip, batukai yra 18,5.
Tai jis yra 103 ir be galo nebus galo. 103 numeris, nes jau panika mus paliks, niekur mūsų neparveš nieks namo. Savirtuvė atsisteigs. Teks pestute keliauti, bet nukeliausim. Tai va, tai dėkoju labai Agne, kad į šitą vakarėlį, kuris iš tikrųjų puikiai parodo, kokia yra įvairovė vaikiškų daiktų, nepabijoja atkeliauti, ne ta žodis nepabijoja, bet tiesiog atskodė. Labai džiaugiuosi. Dėkoju Jums, kad žiūrėjot, kad dalyvavot. Tikiuosi, kad tie daiktai, kuriuos rezervavot ir paklius pas Jūs ir išdžiugins. O kviečiu Jūs vaikiškais daiktais dalintis įvairiausiais būdais. Tai yra ir Mamų mugė, ir Local Kido, ir Facebook'o atiduotuvė. Ir Vinted platforma. Galima gauti, pabandyti atgauti dalį tų sudėtų pinigų. Ten taip pat galima ir dovanoti. Ir dovanoti galima, taip. Jeigu Jums aktualu vaikiški daiktai, tikrai pasinaudokit galimybę nuvažiuoti į Pilaitę. Dėkui Pilaitės prospektas 50. Ir ten būna daug vaikiškų daiktų, galima šitą susirasti. Bet šiaip jau galiu pasakyti, kad visam dėkui daiktų kontekste vaikiški daiktai yra iššūkis. Tikrai yra didžiulis iššūkis ir juos išdalinti taip, kad neliktų, o ne taip, kad padalinti, o paskui dar kažkokią dalį galvoti, kur čia išsukti. Bet stengsimės ir ypač su žaislais, žaislų taisymo dirbtuvės, bręsta, jau šiek tiek buvo, bet dar va čia laukia tokia galybė. Jeigu Jūs turite idėją, kokioj bendruomeniai praverstų tų vaikiškų daiktų, kad mes nukreiptumėm ir Jūs jau išsidalinkite juos, tai tikrai tas irgi yra galima, bet kol kas dar kol kas neatsirado konkrečiai, bet pamažu. Tai va, tai ačiū, iki.